turiu tokią sistemą sukūrusi, tai tarp dekių, tiesiog storų dekių įdedu šitą dėžutes ir tarp jų 2 stiklainius su karštu vandeniu verdančiu ir uždengiu tais dekiais ir viduje tenai cirkuliuoja šiluma ir tiesiog tokiu būdu atsiranda vat ir rasos lašeliai, tiesiog laikosi ta šiluma ir jie tenais prakaituoja tos sėklos, nes labai svarbu yra, kaip žmonės deda, tarkim, į orkaitę, kad jų nesukepti, bet ir tuo pačiu nelaikyti labai šlapiai, kad jos ir nesupūtų. Tai tokį rasti viduriuką. Kadangi turiu šiek tiek patirties ir galiu rekomenduoti, tai man labai patiko ir aš tikrai rekomenduoju melionus auginti šiltnamy, jeigu turit vietos, kam aktualu, geros sėklos. Nepasisekimas būna, nors ir tiek pastangų įdedi ir ekologiškai ir visai ten augini, bet tai yra tiesiog, kaip sakiau, žaidimas ir kartais iškrenta tas oras, kartais neiškrenta ir visokios ligos. Tai įdėsiu dabar patikrinti, kaip tie daigai, tos sėklos laikosi, gal dar net nedaigai, neišdygė. Ir tikėkime, kad kažkas bus jau pasirodę. Išlindo vienas ir čia yra